Dėl grąžinimo, dėl restitucijos. Mes tęsiam karštą vakarą, kalbam apie Lietuvą, apie tai, kokią Lietuvą sukūrėm per 21 nepriklausomybės, atkurtos nepriklausomybės metus. Su mumis Egidijus Bičkauskas, signatarai taip pat Nijolė Oželytė, Audrius Rudys bei Nikolajus Medvedevas. Vis dėlto, Egidijau, nuo jūsų tos minties, kad daugeliui žmonių, vėliau politika tapo instrumentu patenkinti jų matyti vartotojiškus interesus. Ir čia jūs matot pagrindinę problemą, ar aš teisingai jūs supratau? Iš dalies aš nepasakyčiau instrumentą, aš pasakyčiau taip, kad požiūriu, kad Lietuva privalo, Lietuva pirmą man duoda, tada aš mylėsiu tą Lietuvą. O jeigu jinai man nieko neduoda, tai arba duoda per mažai, negu aš tikiuosi, tai nėra ko jos ir mylėti. Priežasčių, tai šitaip aš norėjau daugiau pareikšti. Mes čia per tą pertraukėlę truputėlį vystėm tą pačią temą, iš kur tai atsirado. Ir aš noriu pasakyti, nesutikdamas su Nijolė per pertraukėlę, ką pasakė, ir sutikdamas dėja su socialdemokratais, nors pats nebūdamas socialdemokratu, kad tas, ir kuo daugiau prisimindamas tą laiką, vis tik tais vos ne pirmas žingsnis buvo būtent tas restitucijos procesas ir numetimas visko ant materialinių, pavadinkim taip, vertybių. Ir man atrodo, dar šiai dienai būtent tai ir visas persivertimas tų vertybių, persivertimas į tas materialinės vertybės, kurios ta restitucija negalėjo būti jau visų pirma teisinga. Jau vien dėl to, kad per tuos 50 okupacijos metų išaugo visiškai nauja karta, kuri net, o atgavo restituciją, tai iš dalies tiems, kurie net neprisidėjo prie tos buvusios nuosavybės kūrimo. Vienu žodžiu, kurie gal pasinaudoja tuo kaip priedangas savo reikalus susitvarkyti. Bet čia svarbi vieta, mes turim telefonu dar Kazimierą Sają, taip pat nepriklausomybės akto signatarą. Labą vakarą, Kazimierai. Labą vakarą. Mes kalbam kovo 11 apie Lietuvą, kaip jūs tą Lietuvą šiandien matot, kaip matot mūsų politiką. Kazimierai, kokios mintis jums kyla? Vis tiek aš prisimenu Vytauto Cinausko tokį skausmingą eilėraštį, ten dvi eilutės, pavyzdžiui, mano tėvynė, širdis prie širdies, mano valstybė, vagis ant vagies. Deja, šitų eilučių negalima paneigti ir dabar, bet dažniausiai po visokių rinkimų ir kai girdžiu apie reitingus, kuriuos mes skiriame Seimui, vyriausybei, dar kokioms nors institucijoms, tai aš apgailestauju, kad niekas nereitinguoja mūsų tautos kaip suvereno. Kodėl šita tauta, išrinkdama kokią nors partiją valdyti, prikabina tai partijai kokius nors dvi girnapusės, ar mažiausiai, kad sunkiau būtų jai eiti. Ką jį renkasi? Bet kadangi šitos skausmingos temos prieš šventę nesinori imtis, man norėtųsi pasiūlyti tokį dalyką. Jeigu aš būčiau Seimo narys, tai primiktinai siūlyčiau. Klausykit, padarykit pagaliau įdomią politinę laidą per kokią nors televiziją. Padarykite egzaminą visų kandidatų, tegul tauta girdi. Niekas nevertina, joks profesorius, pati tauta, tegul pasiklauso, kaip koks nors kandidatas atsako į paprastą kalbos, istorijos, ekonomikos, teisės, problemų sprendimų būdų, tokius klausimus, labai paprastus, žaismingus, tai būtų tokia įdomi laida ir pagaliau galbūt mūsų rinkėjai pasižiūrėtų, ką jie renka, bent čia susipažintų, iš kai kurių galbūt pasijuoktų taip, kaip juokėmės per klausimėlių laidą. Bet ir šitas, mano, toks ironiškas, bet rimtas pasiūlymas. Mes tuoj laidoj, Kazimierai, dar pabūkit keletą akimirkų su mumis ir štai šypsojos ir Audrius ir Nijolė girdėdami. Visi šypsojomės. Vis dėlto, kas kelia jums šypseną? Kazimieras sako, kad žmonės turi ateiti į politiką patikrinti, turėti nuovoką apie valstybę. Jisai labai gerą pavyzdį pateikė. Man iš karto 89 metai, kada mūsų tuo metu valdantis aukšti pareigūnai pradėjo išeiti viešai į televiziją, nes jiem reikėjo diskutuoti. Dabar aš net nebeatsimenu pavardės to, kuris buvo Liaudės kontrolės komiteto pirmininkas. Tai kai jis išėjo į televiziją, vieną kartą pasirodė, visiems tapo aišku, kad šitas žmogus mažiausiai ne savo vietoje sėdi. Ir kai tik išeidavo, tai faktiškai galima atsirinkti. Mes dabar turim reikalą iš tikro su labai didelė grupė gražiai kalbančių,
nenorisi taip sakyti šiandien, bet, na, niekšų, gražiai kalbančių niekšų. Ar nemanot, kad taip yra? Aš galiu pasakyti, Išmokt kalbėti. Aš galiu pasakyti, kad kai aš peržiūrėjau, aš vis tiek esu teisininkas ir turiu šiokią tokią galimybę galbūt pažiūrėti ir informacijos galbūt truputėlį daugiau. Kai aš peržvelgiau kandidatų, pavardėm tikrai nekalbėsiu, kadangi būtų galima užtampytų, tada užsitampyčiau po visus paneigimus ar atvirkščiai po teismus. Bet peržiūrėjęs visų kandidatų į Vilniaus tarybą sąrašus, ne vieną aš mačiau, kuriam vieta tikrai turėtų būti paskirta. Tikrai ne Vilniaus taryboje, garantuotai, tai aš labai švelniai. Na, aš manau, kad kam reikėjo, tas ir jūs tame tarpe supratot, kur jų vieta turėtų būti. Na. Gerai, bet kokios prielaidos sukuria situaciją, kad mes turim, Nijolė, kaip jūs sakote, 3-4 politikus Lietuvoje? Aš noriu jums pasakyti, vyrai, kad jūs kalbate čia kaip tikri vyrai. Ir Kazimieras Saja, mano mylimas ir labai gerbiamas žmogus, kuris nepakeitė savo pažiūrų, kuris yra vientisas, nuostabus, puikus kovotojas ir Lietuvos mylėtojas. Ir jis neteisus, pacituodamas tą Cinausko eilėraštį. Vyrai, jūs turite vaikų, jūs augę žmonės, jūs žinote, kad per 20 metų netgi vaikas netampa pilnai savarankiškas, netgi vaikas nemoka savo atsirinkti nei mylimųjų, nei draugų. Ir nueina jis parūkyti, ir nueina jis išgerti, ir patenka ne į tokios rimtos merginos rankas, kaip norėtųsi, jeigu tai sunelis. Ir į kokio nors pereina, tai yra 0 sveikų. Kas tai yra 20? Jūsų kūdikiui dar mažai metų ir jūs nežinot, kad kada jam bus 21, jis dar bus nesavarankiškas. Kada valstybei 21 metai, kada mes tapome politikais, reiškia, ponas Rudys sako, kad mes buvome žaliava politikams, jokia ne žaliava. Mes buvom paprasčiausiai žinomi tautai žmonės, kurie sakė, tauta nori nepriklausomybės, mes už ją balsuosim. Ką daryti paskui? Iš kur mes galėjom žinoti? Miela Nijolė, nesutinku. Miela Nijolė. Ir jūs dabar, Nikolajus, gali sakyti apie tai, Aš apie Sąjūdžio programą norėjau pasakyti. Ne, o aš noriu pasakyti, kad aš klausydama jūsų, Nikolajau, aš galvoju apie mūsų norvegus draugus, apie mūsų švedus draugus, kiek daug jie yra padėję. Sakyti, kad niekas mums nepadėjo, jeigu niekas nebūtų padėjęs mums, tai mes ir nebūtume išplaukę taip, kaip gerai išplaukėm dabar. Padėjo mums Europos Sąjunga, padėjo mums tas pats NATO. Tiek, kiek galima mums padėti, mus nežeminant, tiek mums yra padeda. O kad žmonės dar nemoka atsirinkti, jie mokosi. Ir štai paskutiniai rinkimai, aš prieštarauju Egidijau, prieš paskutiniai rinkimai kaip tik parodė, kad žmonės jau atsikandę linksmybių ir šou, atsikandę demagogiškos kritikos sunkiai dirbančiai vyriausybei, vis dėlto pasirinko palyginti žmoniškai. Gerai, apie tuos... Nijolė, aš tik tais repliką pasakysiu. Miela Nijolė, mes jau gyvename mūsų atkurtoje valstybėje jau daugiau metų, negu ta valstybė, kurią atkūrė, turėjome, kurią atkūrėme. Tai tas vis tiek mažai. Gerai, Nikolajau, jūs kaip suvokėte šitą problemą? Aš noriu pasakyti, kad tikrai aš prisimenu Sąjūdžio programą, kaip prie jos buvo dirbama, kaip buvo šlifuojama kiekviena mintis, kiekvienas žodis. Ir aš galvojau, jeigu mes ją tikrai įvykdysime ir toliau vystysime tą patį kelią, tai tikrai Lietuva bus laiminga. Bet taip tik, kai mes atgavome. Iškreipė? Niekas neiškreipė. Komunistinė struktūra turėjo visą turtą valstybę savo rankose ir visas ūkis liko jų rankose. Pasakykit, mielas Nikolajau. Idėja restitucijos ne iš komunistų atėjo. Palaukit, pats balsavote už tą idėją. Kodėl dabar staiga prieš? Nikolajus sako, idėja buvo gera, bet jos įgyvendinimas buvo... Aurimai, ir tie, kurie rašė idėjas, Sąjūdžio lyderiai, kurie rašė idėjas, pagal idėjas ir gyveno. Deja, idėjos liko savo, žodžiai liko savo, tiesa liko savo. O tie, kurie valdė turtą, jie liko savo ir be jokių idėjų, tyliai ramiai pasitvarkė ir tvarkosi iki šiol. Gerai, rašytojas Kazimieras Saja, jūsų nuovoka, kasgi pagimdė tokią košę, apie kurią mes čia dabar mėginama šnekėti? Nu, aš norėčiau ieškoti jau kažkokios atgaivos prieš šventę. Dėkoju Nijolei už komplimentus. Aš esu girdėjęs ją kalbančią apie tuos išvykstančius žmonės. Tai yra labai skausminga problema. Truputėlį ne į jūsų klausimą, bet aš noriu čia paieškoti šiek tiek optimizmo. Kas būtų geriau, jeigu mes gyventumėm kaip švedai, mes to norėjom, norvegai, ne, geriau, kad gyventumėm taip, bet yra kita medalių pusė.
daug kas išvyksta iš Lietuvos ir aš su Nijole anksčiau kalbėjusi sutinku, kad išvyksta ne patys blogiausi ir manau, kad ne visi užmirš savo tėvynę Lietuvą. Bet kas būtų, jeigu mes gyventumėm kaip švedai, kiek mes čia turėtumėm neprašytų svečių, kiek čia subėgtų pas mus to gero gyvenimo ieškoti. O dabar bent į tokią Lietuvą, kokią mes sunkmetį išgyvename, nelabai daug turime tų svečių, išskyrus galbūt kinus, kurie čia atidaro savo restoranus. Išlaikom homogenišką visuomenę daugiau mažiau, taip? Taip, bet taip, mes turime lietuvišką Lietuvą dar. Mums tik belieka susikaupti ir pasistengti, kad ta Lietuva būtų stipresnė ir ekonomiškai, ir patriotiškai, ir dar kaip nors kitaip. O dabar dar galėčiau pabaigai dar pacituoti tą patį Sinauską. Mano tėvynė, upelio pradžia, mano valstybė, ne mano valdžia. Aš dabar sakyčiau, kad čia yra mano valdžia. Aš sutinku su Nijole, aš toks buvau, matyt, toks ir liksiu. Mano valdžia. Bet tai valdžiai nepaprastai sunku tvarkytis ir šitą, ir net nereikia nei Nikolajui, nei čia kitiems susirinkusiem. Kaip tai padaryti? Man atrodo, kad turėtų pirmiausiai keistis kokiu nors būdu tas samdytojas valdžios. Jau apie tai mes kalbėjom. Visuomenė turėtų keistis, taip? Jo, man atrodo, kad mūsų kopantas, mes su Stoniu prieš 30 metų pradėjom kalbėti. Mes galėjom su rusėt, nesurusėjom, mes galėjom sulenkėt, nesulenkėjom, bet pats negarbingiausias būdas žlugti tautai, tai yra prasigerti. Mes kalbam apie korupciją, kalbam apie tas vagis ant vagies kartais pasakom, bet mes pamirštam, kad dėja mūsų pavojus prasigerti yra, kad atsiranda valkatų, kurias galima nusisamdyti kokiam nors balsavimui, kokiems rinkimams. Tai irgi faktai. Aišku, dėkui labai. Ačiū, kad radot laiko, Kazimierai, su mumis pabendrauti, įsiterpti mūsų diskusiją. Dėkui Jums. Audriau, na, dėl tos nebrandžios visuomenės, man atrodo, čia galbūt tikrai svarbi vieta. Nijolė sako, 21 metai tikrai nepakankamas laikas subręst, bet iš kur ta visuomenė semsis brandos, jeigu ji mato pavyzdį, na, kaip užburtas ratas, pavyzdį tokį savo išrinktųjų ar tų, kurie sėdi dažnai televizijos ekranuose, ne patį geriausią. Tai ar ne čia svarbi? Ne tik. Manau, Kazimiero pasisakymas man tiesiog, tokį gal ir filosofinį apmąstymą sukėlė. Tauta yra tam tikra sistema. O man kažkada dar studijų metais draugas pasakė, kad sistematikos mokslo viena iš taisyklių, kad kiekviena sistema nori save įamžinti. Jinai vystosi ir jeigu sekasi, jinai plėtojasi, bet kiekviena sistema. Tai va dabar lietuvių tauta kaip sistema yra, mano nuomonė, stipriai pažeista. Kieno? Oi, daugybės dalykų. Pirmas dalykas apie tą, ką ir šnekėjo. Tai yra, tarkim, nepakankamai tautos nuostatas atitinkantis atstovavimas politikoje. Čia aš turiu minti tiek tai, kas yra daugybė politikų įtariami, kaip mes ir sakėm, taip, kad jie dėl sąžinės ir dėl korupcinių dalykų neturėtų užimti tokių vietų, nes kenčia visa visuomenė. Bet užima todėl, kad žmonės juos išrenka. Be abejo, bet dabar reiškia, mes neturim imuniteto prieš šitą. Kažkoks virusas yra. Antras dalykas, tai kas irgi šiandien buvo pasakyta, vartotojiškos visuomenės virusas. Lietuviai yra iš esmės, dabar jau 4, o mūsų amžiuje yra 2, 3 karta nuo žagrės. Tai yra valstietiško mentaliteto žmonės. Nors jau ir miestuose gyveno, nors išsilavinimą gavo. Bet ir kol tas siauras, grynas vartotojiškumas nebuvo pas mus įėjęs į visuomenę kaip virusas, tai sistema tvarkėsi, sistema buvo stabili. Mes taip pat matom įtakas iš kitų pusių sąmoningas, nes, sakykime, per Laisvos rinkos institutą ir jo, kaip pavyzdį, propaguojama nežabotą liberalizmą, faktiškai sunaikinti tam tikrą kolektyvinę atsakomybę ir tam tikras bendruomeniškumas, kuris lietuvių tautoj buvo. Jisai praktiškai pažalotas. Tai man dabar kyla labai paprastas klausimas. Kazimieras iškėlė, reiktų padaryti eksperimentą. Taip? Aš irgi siūlau padaryti vieną eksperimentą. Padaryti
apklausą visuomenėje, kad tie žmonės, kurie save priskiria lietuvių tautai, atsakytų labai paprastą dalyką. Ar jie ir toliau nori būti lietuviais, kaip tautinės bendruomenės nariais? Ar jie nenori, ar jiem tas yra nesvarbu ir geriau gyventi švediškai? Vyrai, bet vėl tai yra absoliučiai kvaili žaidimai, kurie užimtų laiką ir išeikvotų žmonių energiją visai kvaila linkme. Aš sutinku, kad to niekada niekas nepadarys. Ir nereikia to daryti. Aš nežinau, vyrai, su kuo bendraujate jūs. Paskutiniu metu aš tiesiog kas antrą dieną bendrauju su gimnazistais, su studentais. Aš nežinau, kokią Lietuvą matote jūs ir kur jinai jums pažeista. Aš matau tokią Lietuvą, kad aš tiesiog savo akimis netikiu, kokią aš Lietuvą matau. Aš stoviu 2 valandas, jam pasakoju apie tai, kas įdomu tik tai man ir jums, apie tą kovo 11 prieš 21 metus. Ir vis perklausiu kas 10 minučių. Sakau, nejaugi jums iš tikrųjų įdomu, kodėl jūs taip klausot. Mums reikia, mums įdomu. Miesteliuose, Anykščiuose, Kaune, Vilniuje. Paklausykit. Žmonėm, kuriem jūs liepsite užsirašyti lietuviais jaunais, jie tyčia jums neužsirašys. Nes tai yra intimas. Palaukit, tai yra intimu, tai yra giliai. O dažniausiai tu nieko nejauti. Tu nejauti, kad kvėpuoji. Tik tada, kada tu netenki kvėpavimo, tada tu supranti, kad tu galbūt kvėpavai. Už tai negalima dirbtinai kelti to tautiškumo jausmo ar tautiškumo noro. Tarp kitko žmonės, kurie išvažiuoja, mes buvom diskusijai taip pat apie emigraciją, žmonės, kurie išvažiuoja, sako, aš išvažiavęs tapau lietuviu, skaitau lietuviškas knygas, einu į bažnyčią. Kas pasiuvo 6 metrų vėliavą trispalvę? O jo vaikai? O jo vaikai lietuviai, o jo vaikai besimokydami su norvegiukais, išmokė norvegiukas mergaitės lietuvių liaudės dainų, mes atvažiuojam, stovi ir dainuoja 6. Gerai, ir kiek pasaulyje tokių mokyklų? Nesvarbu kiek, svarbu, kad jos yra ir kiti užsikrečia ir mokosi. Gerai, taip, teisingai, 10 vaikų šitai padarė, o 100 yra paprasčiausia jau prarasti. Gerai, tai kaip... Bet ar jūs matėt tos 100 prarastų, kodėl jūs taip kalbat? Kodėl jūs, tai vargšiai Lietuva, kuri ne vargšiai Lietuva? Juk, pažiūrėkit, dabar jūs savimilos, jūs visi čia išvadinote save politikais. Ir dabar... Jūs pagalvokit, nejaugi jums tikrai atrodo, kad visa lietuvių tauta, kiek jos liko, tai tiesiog tą politiką ir gyvena. Gyvena kaimuose, miesteliuose, daro susitikimus, bibliotekose susirenka, vėl atgyjo poezijos vakarai, atgyjo koncertai. Gyvenimas vyksta, už tai jie sako, ten jie viršui, tegu maskatuojasi tom savo savimeiliam. Lietuva yra ir jinai gyva. Egidijau, dėl emigracijos. Ne kol kas, o amžinai. Kaip jūs siūlytumėt žiūrėti šitą reiškinį? Neigiamai, teigiamai. Aš atstovauju bylose kaip advokatas ir dabar vienas iš mano ginamųjų yra lietuvis iš Londono, iš čia atvežtas. Jo žurnalistas paklausė, tai prieš keletą dienų buvo per vieną televiziją laidą, paklausė. Jis sako, ką jūs darysit, jeigu jūs išteisinsit? Jisai pasakė, važiuosiu namo į Londoną. Žurnalistas paklausė, kaip tai namai jums Londonas? Taip, sako, čia Lietuvoje man, kaip jis išsireiškia, per brangu gyventi. Bijau, kad tokių yra, jis nebrangumą turėjo piniginę. Neįmanoma pragyventi galbūt už tai, kad tu uždirbi. Ne piniginė prasme jis pasakė, per brangu gyventi, per brangiai jam kainuoja viduje Lietuvoje gyventi. Tai galima būtų įvertinti ir kaip dėl to, kad čia yra tam tikra situacija jo, bet ne tai. Aš iš dalies sutinku su Nijolė, nesutinku su jos entuziazmu. Nėra taip, kaip norisi. Nijolė mato tai, ką norėtų ir ką aš norėčiau matyti, bet dėja taip nėra realybėje. Tai, kad aš tam mini kvartalė, kuriame aš gyvenu, kuriame yra turbūt kvartaliukė, kuriame turbūt yra 18 namų, kad aš vienintelis keliu valstybinę vėliavą kovo 11. Tai irgi pasako tam tikrą dalį, daug. Aš keliu ją savo, ką jūs ir norit pasakyti. Ne tam, kad kas nors pasižiūrėti. Man viduje to reikia ir aš noriu ir aš tikiu, kad tai bus. Bet kada bus ir kiek tam, kokių reikia mūsų pastangų, aš kol kas nežinau. Kol kas tų pastangų ne grubiai išreikštų, ne primityviai išreikštų, aišku, jeigu kalbant apie vėliavą nebaudomis išreikštų, tai būtų visiška nesąmonė, bet matyti ir ta Lietuva, ir per savo atstovus, per viską turi atsisukti. Nijolė, iš dalies dėl jaunimo tu teisi. Man teko irgi būti mokyklose, aš matau gražų jaunimą, bet aš matau ir kitą jaunimą. Ir tai yra, ir aš manau, kol kas dėja, to gražaus jaunimo šiek tiek mažiau negu to kito jaunimo, kuris
atsiprašau, kas antras žodis keiksmažodis, kuris geria, kuris vaikų akivaizdoje keikiasi. Bėda yra labai didelė. Viskas praeina, jie išauks ir bus šventai. Atsiprašau, nebus Ir mokys savo vaikus nesikeisti. O mane Bet aš Nijolė norėjau kitą. truputį išgazdino. Kodėl? Todėl, kad, vėl paimkim pavyzdį iš biologijos. Jeigu organizme yra vėžys, arba kokia kita liga, ir tu pasakysi, jeigu man neskauda plaučiai, tai reiškia, kad man storojo žarnoje nėra vėžio. Taip? Tai tada ir nukeliausi, kur priklauso, labai greitai. Labai pavojinga. Bet jeigu tu neturėdamas lygos pastoviai surauktų veidų, savo Palauk, ieškosi diagnozės. tu tikrai sakai, kad nėra lygos lietuvių tautoje. O aš sakau, kad mes norėjom, kad būtų laisvas pasirinkimas. Taip. Ir mes jį turime. Mes norėjome, kad visi būtų skirtingi. Ir mes turime visus Bet skirtingus. Nijolė pati sakėt, kad mes laisvam pasirinkimui nesam subrendę. Bet mes bręstame. Jeigu mes būtume likę tarybų valdžioje, mes niekada ir nebūtume subrendę. Bet aš siūlau jums. Viskas pasižįsta palyginime. Paprasčiausia, po 20 metų nebus kam baigti brendimą. Viskas. Jeigu tendencijos bus tokios, kokios yra Dabar Tikrai jūs manot, kad po 20 metų čia gali... Ne, jūs pagalvokite. Aš dabar vėl kalbu. Šiaip ar taip konstitucija įrašyta, kad lietuvių tauta, preambulė, sukūrė Lietuvos Respubliką. Šitą. Lietuvių tauta. Tai reiškia, dabar man ir rūpi šitas dalykas. O kaip toliau? Tai jūs įsivaizduokit, kad tie žmonės, kurie išmoko, nuvažiavę į Norvegiją, išmoko norvegiukus padainuoti lietuviškų dainą, tai yra egzotika. Taip? Yra garantija, kad jie grįž, kad jie įsilies į lietuvių tautą. Amerikonai grįžo po 50-60 metų. Ne, aš manau, kad tie, kurie išgyveno ir jau per sunkumą įsijungė į kitą bendruomenę, o vaikai, kurie nuo mažystės baigė kitų bendruomenių mokyklas, jiem ana bendruomenė bus arčiau negu. Ko reikia, kad jie norėtų grįžti čia? Išsyk po trumpos reklamos. Likit su Baltijos televizija.